kokią atsakomybę jisai jautė už tai, ką jis daro, kaip jam buvo svarbu, kad tai būtų tikra, kad nebūtų jokio falšo tame, ką jisai daro. Jis kartais žinodavo, ko jam reikia, bet jis tai savo būdu pasakydavo. Jis man vieną kartą sako, žinai, man reikia tokio garso, žiema -25, misionieriai ar ten valstiečiai, kažkas rogėmis su arkliais iš Archangelsko per tą sniegą važiuoja į Maskvą ir pakeliui tokie stovi stulpai su tokiais laidais. Tai vat man reikia šito garso. Aš galvoju, ką dabar daryti man. Ir vieną dieną, antrą dieną, trečią dieną jis vis ateina, sako, ne, tas vat, tie laidai, tie stulpai, tie laidai, vat, tas kelias. Ir aš įsijungiu tiesiog balto triukšmo generatorių ir suku rankenėlį ir tas toksai garsas kaip vėjas. Jis sako, va šitas garsas, va man šito garso reikia. Mielas draugė, rašau tau. Mielas draugė, matai prie mūsų valdovės kojų tą gražuolę, tai yra Ieva, kuri žmonijai padarė žaizdą gilę, suviliojusi Adomą. Mielas draugė, rašau tau rašau. Mielas draugė. Kai spektaklis baigėsi, jisai kaipo ir, jisai išsisklaido ore. Dalykas, kuris vis dar turi poveikį, yra spektaklio muzika. Jinai turi tą emocinį poveikį ir tai yra savotiškas grįžimas, liktai sėdėtum jo spektaklį, bet užsimerkęs, tik tai klausytum, kas vyksta. Tai savotiškas susitikimas su Eimantu vėl, su režisierium, kuris paliko ne tik Lietuvos teatro, bet ir pasaulio teatro istorijai labai ryškią žymę. Ir mums pasisekė gyventi tuo pat metu, kai jisai kūrė.